Labas rytas, draugai. Nu, prikabinom priekabą. Einam, to pačio apsižiūrėsim. Kaip visą laiką. Rytinis ritualas. Apeinam, apspardom padangas. Užšalė viskas. Nu jau pavasaris artėja. Čia buvo visur kalnai sniego. Jau apmažėjo, labai stipriai aptirpo viskas. Nu, apžiūrim priekabą dar. Šviesos dega. Nieks neužtraukė rankinę, rankena ištraukta. Gerai. Apsižiūrim. Tuo pačiu sulaikę ir mašiną apsižiūri. Apeidamas. Ir ką? Rytinis ritualas. Gerai. Atliktas. Kaip sakant, pasparėdami ratus kiaušukus atmušom nuo šlaunų. Prasivėdinom. Ir ką, bandom važiuoti, patikrinti ar prisikabinę. O, viskas, prisikabinu. Nu ir ką, važiuojam. Važiuojam į priekį. Tai šiandien mums tik toks darbas pradžia. Nesunkiai. Čia ta vakarykštė priekaba, kur pakrovėm, dar ten gale biškį paliko vietos. Tai važiuojam į Stokę Bringą. Sakė atvažiuoti taip, po 8. Apie, pusę 9, 8 valandą tam tarpe atvažiuoti. Sako, jau jie bus atėję į darbus, tie visi oficiniai. Ir žinos, ką dakraut dar. Nes dar gale liko vietos 2,5 panašiai metrų. Nu tai dar gal kažką jis dakraus. Nu, o mes dabar kiek yra 7. Tai mums čia valandį iki kelio iki tenais, iki Stokės. Ir užsuksim mes kaip visą laiką į Hortino Statoilą. Kavos pasimti ir ten dar kurą užsipilsim. Matysiu, jeigu eilės nebus, bus normaliai privažiuoti prie kolonėlės, nes ten būna kartais pristoja. Tai prisipilti kuro ir kavos to pačiu. Aš neatsimenu, tai kolonėliai tas pistoletas laikus nesilaiko, kad tipo, nereikia laikyti su ranka. Nežinau, tai jeigu eisi, tai gerai, taip sakant, užfiksavai, kol pilasi kuras, nueini pasiimi kavikės. Tai va, tai tokie ta šiandienos reikaliukai. Iškilekiam čia. Bet jau smagus oriukas. Nu, aišku, toks biški tokia drėgmė yra rūkas, bet vis tiek nebėra to šalčio, jau nereikia šiltos striukės į lauką išeinant smagiai. Labai daug sniego nutirpo jau. Čia kai buvo kelias dienas tas lietus, grubiai savaitgalį buvo lietus ir pirmadienį lijo, taip smulkiai. Ir prie pliusinės temperatūros, kai jau lyja, tai tas sniegas tirpsta stipriai. Nu tai jau čia toksai jau, nežinau, toks jausmas pavasaris ateina. Būtų labai gerai, kad jau ateitų, nu truputį, kad jau nebesnigtų. Galėtų būti šiemet kaip, kai 2015 metais buvo, kai aš buvau minėjęs, kai aš mocą nupirkau pirmą mocą čia Norvegijai, atsimenu, kovo 11.
Parsivežė važį ir jau galėjom važiuoti. Sakykim, nuo kovo vidurį jau važiavom su mocais. Tai vat, ką būtų tokia pavasaris dabar, būtų labai gerai. Tai va. Nu tai tada važiuojam tada į priekį iki to Hortino pasiimti kavos. Nu, kol pilam kurą, einam pasiimti kavos. Pasidėsim kavą. Nepamirškam propkę susukti. Nu, mašiną pagirdėm, save irgi girdom, kavytę pasiėmiau. Nuvažiuojam. Čia kaip zakon podlasti. Čia kaip sakant, kai tau reikia važiuoti, tada jau pradeda visi važiuoti. Arba nebūna jums taip, kad važiuoji prieš pat žiedą, jau netoli žiedą, matai, iš priekio mašinos irgi į žiedą parvažiuoji ir visus važiuoja tiesiai. Tau nelenda iš priešais, kai parvažiuoja, tau nesuka į kairę, visi važiuoja tiesiai. Bet kai tu privažiuoji prie pat tau reikia, tai vienas karočias atsiranda, kuris turi sukti į kairę ir tu turi, kaip sakant, sustoti praleisti. Tai visą iš tolo matai žiedą visą, kad visus mašinas važiuoja tiesiai, bet kai tu privažiuoji, viskas turi sustoti, nes viena mašina kaip tik suka į kairę. O, tai jau, nu ką, kavytė dar sykį. Į sveikatėlę. Ketvirtadienis šiandien. Ryt penktadienis yra savaitgalis. Blembas tas laikas, kaip greit bėga, tai nežinau, tik pradėjai dirbti čia atrodo ir jau vėl savaitė baigėsi. Aišku, savaitgalis dar greičiau prabėga, bet šiaip tai laikas bėga greitai, nežinau. Kai mažas buvau, kai tenis paauglys, tenis blembas galvodavai, o Jėzau, kada čia ateis vasara, čia į mokyklą eiti, čia blembas, čia laikas lėtai eina, čia galvoji, kaip greičiau pabaigti mokyklą, kada čia tas teisės išsilaikysi, kada čia ta, kada čia ana. Taip tas laikas lėtai eidavo, bet dabar, kai esi, kaip sakant, jau biški pagyvenęs ir jau planų turi prisikaupęs į priekį, ten tą pasidaryt ir žiūri, kad nieko nespėjai, nes tiek laikas greitai bėga, tai jo, laikas greitai bėga. Tai va, į sveikatą. Gerai. Tai va, ką, važiuojam į stoką, čia skambinu Bringas, tipo, klausė panašiai, aš kai sakiau, 205 yra metro vietos, sako, ar neinam padaryti, kad 280 būtų, nes tipo yra ten tokios krovinys, kur 280 reikia.
Sakau, eina, ko gero padaryti, nes aš 5 cemus taip nuėmiau, nes yra 210, o sakau 205 ir plus tie IBC, kur du pakrauti yra, tai tas, aš taip primečiau, kad reikės dasikrauti, aš taip stipriai iešio ir nespaudžiau, kai jis pakrautų man taip topu. Tai yra tarpas tarp tų IBC ir tų kabelių apie 15 cemų. Tai atleisiu diržus nuo to IBC ir su autopakrautuvu pastumsim tos ir gausis, manau, 180 pats tas. Tai va, tai ko gero sutalpinsim. Sako, toksai tas dopro krovinys lengvas. Tai labai gerai ant pat galo. Ir ko gero reikės tą priekabą tempti Breiviką DFDS-ą. Bet jeigu kas pasikeis, koksai pakrovimas išlys skubus, nu matysim. Tai va. Važiuojam tada krautis, į stokę pasikrauti tos 2,8 metro to pakrovinio ir matysim, kas toliau. Nu ką, planai biški pasikeitė. Jo, atvažiavau čia į stokę, pasikroviau. Jau nebe tą pakrovė, nes tipo atsirado, turėjo būti 7 paletas, bet sako 8, nes 8 tikrai net netilps. Tai kitą davė pakrauti, ant tokius nestandartinius pakrovimus, sakau, kas toliau. Sako, vilki Breiviką, sakau, tai kaip, sakau, šiandien su darbais, ką aš toliau iš Breiviko. Sako, iš Breiviko nieko nėra, tai sako, tuščiam reikės grįžti ir sako, reikės pasimti iš tokias tuščią priekabą, speirą pasikrauti, kol mes strandė. Tai sakau, kiek tų speirų bus, aš kaip sakant, biški į priekį įvykiams už akių užbėgu. Sako, oi, yra daug tipo. Sako, būtų gerai, kad pakrautum 2 priekabos speiros. Tai sakau, davai darom taip, sakau, aš nešvaistau laiko bele kiek. Sakau, aš nevažiuoju dabar į DFDS-ą, nes sakau, nuvažiuosiu tą priekabą nutemti 200 km grįšiu. Sakau, man išeis 2,5 valandos su visko tenis. Nu, ten su tulikais, su kava, viską. Tai paskui, sakau, tada 2 priekabas jau 3 daliuot reikės, nes speira iki pusės 3 reikia būti. Sakau, tai paskui, sakau, 3 daliuoju, sakau, tai sakau, davai, sakau, aš tą priekabą pasilieku, sakau, aš ją, sakau, vakare nutemsiu. Sakau, tos, sakau, priekabos, kur iš speiros, sakau, irgi bus Stubudovai į Angliją, nes, sakau, į Breiviką tempti. Jo, nu, tai sakau, aš davai, sakau, pasiimu tuščią priekabą, nuvažiuoju į speirą, pakraunu, palieku, sakau, čia vėl stokiai, vėl pasiimu tuščią, važiuoju vėl į speirą, vėl pasikraunu ir jau grubiai ant pietų priekabos 2 pakrautos. Ir tada ramiai, neskubant, 3 priekabas nutempu į uostą. O, tai sako, tai labai gerai, tada. Sako, jeigu, sak, spėji, tai sakau, aš sakau, tuo būdu, sakau, įspėju, bet sakau, jeigu, sakau, dabar važiuoju, švaistau laiką, kaip ten darbo valandas speiros švaistomi dviejais, tai sakau, tada galim nespėti, sakau, pakrauti, pavyzdžiui, sakau, 2 priekabas. Tai sakau, geriau, sakau, būt taip. Tai sakau, davai, sakau, darom taip. Tai, kaip sakant, nu ir bringui biški geriau, o man šiaip dar geriau, nes vis tiek reikia pakrautas 2 priekabas ir aš čia dabar be streso, nelakstydamas, negalvodamas, oi, spėsiu, nespėsiu, ramiai važiuodamas, turėsiu laiko, vėl į kolonėlę užsukti, kaip sakant, grįžtant iš speiros ir neskubant. Ir sakau, gerai, sakau, nuvažiuoju pasi tuščią priekabą, o tenis nei vienos tuščios priekabos nėra. Sakau, nėra nei vienos tuščios priekabos apačioj tam senajam terminale. Sakau, važiuoju pažiūrėti viršui. Sakau, viršui, jeigu jau bus, sakau, tikrai nebus ten jų daug, sakau, bus maksimum 2, 3, nu, sakau, maksimum, nes tenis aikštelė maža. Ten dažniausiai palieka pakrautos dalinai priekabas. Nu, atvažiuoju į viršų, tik 2 priekabos yra tuščios. Aš vieną priekabą atsapt, sakėte, praneš kokią priekabą pasiėmė ir kad užsakymą išsiųsti.
Skambinu, sakau, tokią priekabą paėmiau, tokią priekabą, sakau, dar stoviu tuščias, sakau, daugiau nebėra. O tai labai gerai, sako, ten tos anos, negali imti į Angliją, ją reikia į Olandiją krauti, technikinį varyti. Tai sakau, vadinasi, aš teisingai pasiėmiau tą priekabą, pasiėmiau švediškais numeriais. Nes jei būčiau aną pasiėmęs, būtų reikėję atkabinti šitą priekabą. Tik nujausdamas, kad kurią priekabą galim, kurios negalim kabintis. Tai va, tai sakau, nėra tų priekabos, sakau, tik dvi. Tai kad ten planai man dvi priekabos pakrauti, ten dar kažkas kitas krausis, kaip sakant, negalima. Dar tiesa, viena priekaba yra Volvo servise, ar ją sutvarkysi. Nu, sako, tenai, sako, nuvilkai tuščią priekabą, sako, jo. Sako, tik tais ar sutvarkys ją. Tai va, įdomu, kada jie sutvarkys tą priekabą. Ten tą stabdžių kamerą pakeisti, ten nu, nėra ten daug reikalų, ten aš ant kelio galiu pakeisti. Galbūt detalį būčiau pasikeitęs ir ant kelio. Be problemų, esu keitęs ne kartą. Bet čia servisas, lai dirba. Man kaip sakant irgi. Nes man mažai koks štuceris nenusisuks, nulūš ar ką, geriau servisas lai dirba. Tai va. Tai ką, tai važiuojam ramiai savo pasikrauti speiras į Angliją bus. Tai jeigu daugiau tuščių priekabų nebus, tai vadinasi tą priekabą pakrautą vilsim į Breiviką. Nors ką pasikeisti. Nu, pakelkim kavytės, laikus, prašom laikų daugiau. Ir sveikatą ir ką, gero jums žiūrėjimo. Varom į priekį. Kai priekaboje yra bardakas, reikia susitvarkyti, tai visą laiką atvažiuoju į tave iškart krauna. Kai bardako nėra, turi laukti labai ilgai. Čia Zakon Polas. Ko gero čia bus visi tokie, 11 vien. Tai labai gerai. Tokie smagiai kraunasi. Oi, bardakas. Nu, va, čia pasikrovėm ir važiuojam link Stokės, žiūrėsim, kas bus toliau. Dar reikia užsukti į Hortoną Statoilą, pasiimt kavos, tūliką nueiti. Dar būtų gerai suvalgyti pusrytuką vėlyvą tokį. Tai va, tai ką, netempiam čia gumos ir matysim, kas toliau bus. Važiuojam į kolonėlę pasiimt kavytės. Nu ką, pasistiprinom, papusryčiavom, pabendravom su Bringu, su vadyba. Sako, nėra tuščių priekabų. Važiuok su tą priekabą į Breiviką, DFDS-ą, palikt, saktų jie tenis, ir grįžk į Stokę, pasiimt tą priekabą, kur ryte turėjom. Ta irgi nuvilti. Tai vat, kaip bus toliau, tai aišku, dar gali biškį pasikeis, sakys, dar nulieka šalis pakrauk, bet nelabai, nemanau, nes dabar vienas iš mūsų, mačiau, čia buvau sutikęs, nuvažiavo irgi krauti speirą. Tai čia, kaip sakant, yra tų drakonų, čia kaip mes tai drakonai, kurie tik priekaba yra tuščia, duoda, imi ir varai krautis.
nu nesame drakonai, sakant, ne savo norų, pasako, yra pakrovimas ir važiuoja. Tai va, tai ką, važiuojam tada į tą DFDS-ą, palikti priekabos, toliau matysim čia, kaip bus, ko gero bus tą antrą priekabą reikės veikti. Nu, čia pėsčiųjų perėjos nėra, bet praleisim čia, nes žmogus eina. Šiaip čia pėsčiųjų takas yra, bet ženklų pėsčiųjų perėjos nėra. Bet vis tiek praleisim. Sunku. Gal žmogus padėkos. Renkam karmos taškus. Tai va. Gerai, važiuojam, netempkim gumos. Nu, gavom biškį ekstra darbelio. Dabar pasiėmėm biškį krautą priekabą iš Stokės ir čia atvažiavom į Skopumą dasikrauti 4 didelės dėžės. Dabar čia atvažiavom ir reikia įsistumti tokią biškį šiknaskylį. Ten ženklai tipo yra, taip ir eina aplinkui apvažiuoti, bet matyt fūroms biškį per ankštą, kad tipo neleidžia, ženklai tipo yra draudžiama fūroms važiuoti kiaurai, bet mes čia bandysim įstumti per čia. Nu, jau turime įstumti, ką padarys, reikia susikelti biškį, prikelti biškį bugį. Ten nebuksuot čia į kalnikę, ten stovi ant kampų mašiną. Biškį ten yra tokių, reikia nueiti pasižiūrėti, kaip viskas yra. Einam, pažiūrėsim. O, ten tas krautuvas stovi, mums ten reikia stumti. Ai, čia gerai, čia propot. Mes galėjom apsisukti šiaip. Propotą galim prasukti. Gerai yra. Labai gerai. Aš netgi galėjau daugiau užsimesti, kad būt tiesiau. Jau šitaip ir padarysim. Biškį iš toliau užsimesim. Iš toliau. Svarbu mašinoms kampų neužapvalinti. Kad nepraeitų kauk signalizacija. Mašinos, jeigu jau kauk signalizacija, vadinasi, užkliuvom. Lendam, gerai viskas yra. Drąsiau drambulykai, sako. Drambliau drąsiai. Tai vat mes varom biškį drambliau. Ten tokios dėžės biškį nestandartinės. Reikia giliau stumti, kad būtų jie manevruoti jiems su autokaru. Gerai. Einam žiūrėti, krautis. Gå, du ser, jeg skal gå opp. Skal du sjekke? Litt fot. Litt ut. Hopp, det er bra.
venstre. Venstre? Ja. Ok, rett fram. Litt høyre. Høyre litt. Ok, rett fram. Akkurat. Ok. Inn. Dabar čia atvažiuojam į kolonėlę pasimti kavos, nes važiuojam į Larviką, Colorlainą pasimti priekabus. Dabar čia ta Ringdalskugen, čia Statoilas yra, tas Circle K. Ir tokia man mintis vis kirba, ta elektrifikacija transporto srity, fūros dabar elektrinės. Dabar kaip pavyzdys šitas Circle K Statoilas, čia fūro aikštelių sustoti, pavyzdžiui, pernakvoti, jin taip būdavo jau nedidelė, tai kai ten būdavo 8 fūros tildavom ir viskas, netildavo, jau atvažiuodavo biškį vėliau į kolonėlę prisiparkuoti, praleisti naktį ir tai jau būdavo pilnai užimta. O dabar jeigu pastebėsit, šitą elektrifikaciją sugalvoju, ne tik šitas Statoilas, bet ir Bergeris mačiau ir kitur yra. Tai dabar čia aikštelė buvo 1, 2, 3, 4, 5, liko 6 vietos ir tai daro tas vietas elektriniam fūrom krautis. Tai paprastas žmogus su paprasta fūra atvažiavęs, ką jisai darys, jisai negali čia stoti, turės važiuoti lauk, nes jeigu tu užimsi šitą vietą, atvažiuos elektrinį fūrą, vilkikas, jis sakys, tu pasitrauk, nes man reikia pasikrauti bateriją. Tai taip išeina, ta elektrifikacija stumia mūsų dizelinius vilkikų vairuotojus kažkur tais miegoti pakampiai. Ir tai tos pakampėse sunku kažkur tais prisiparkuoti. Prie firmų irgi nėra stovėti, juolab, kaip sakant, tai turi būti žmoniškai, su tualetu, su dušu. Naikina aikšteles, kad nebūtų kur miegoti. Tai tas su elektrinė mašina, jeigu jisai atvažiuos krautis, jis ten 9 valandas krausis, jam gerai, pasidarys pauzės, tai jam tai valio. O tai ką man daryti? Aš juk negaliu atsistoti kuro užpilimo vietoje, kur dizelis pilas, užpilti ir stovėti 9 valandas pauzę daryti, ar 11 valandų pauzę. Taip negaliu. Tai nežinau, biški kažkaip tai keistoka. Tai va. Toks mano pamąstymas apie tas elektrinės mašinas. Nieko nėra geriau už vidaus degimo variklį. Aš tai esu benzingalvis. Tai va. O mes ką dabar? Važiuojam čia į Colorlainą. Priekabą turi atplaukti. Nors jau atplauks už pusę valandos, gal už 40 minučių keltas. Ir turim pasimti priekabą ir važiuoti stokę. Viską išsikrauti. Ir toj priekabai bus toks krovinys, kuris yra pakrautas priekį, bet jį reikia iškrauti. Ir pakrauti iš terminalo vieną, paskui tą atgal pasikrauti ir paskui dar vieną dasikrauti. 3 iškrovimai bus ir toje. Tai va, važiuojam čia pasimti tavo priekabą. Sustosim, palauksim, pasišildysim maistą, kepsniukai, sprandinė, bulvytės, kaip sakant, sveikai, stipriai, kaloringai, gerai pavalgysim. Man tinka tas sprandinė tokia, šašlykas arba orkaitė kepta. Geras.
Tai va, važiuojam tada. Pasėmėm priekabą iš to Colorline Larviko ir jau stokiai buvom, išsikrovėm, persikrovėm, viską pasikrovėm jau pagal iškrovimus rytoj ir ką, jau darbai baigti šiandienai, tai jau lekiam link namų. Varau aš čia rytoj iškrovimas Miondalinė, tai varau iš tenis, paliksiu priekabą iškart prie rampos, nes man pakeliu į namus. Iškart prie rampos paliku priekabą. Rytoj nuo 7 firma pradeda dirbti. Tai ant 7 atvažiuosiu, išsikrausiu. Ten tik 3 paletės. Ir paskui toliau varysim į Droboką. Drobokas ir Ornes. Čia link Kongsvingerio. Tai už Oslo 16 keliu važiuojant. Tai va, visur esu buvęs. Tai jau. Ir tai ką, nu tai darbai baigti ir ką, norėjau padėkoti, kad žiūrėjot. Komentuokit, laikinkit. Ir, kaip sakant, gero vakaro ir susitiksim rytoj sekančiam video. O dabar per rūką lekiam namo. Tikiuosi, kokį žvėriuką nesutiksim. Iki!